Truputį reikalų buvo. Kas gręžit per plyteles, tai turbūt suprantat, apie ką aš kalbu. Matot, praktiškai į pakraštį. 1-2 skylutės. Ir žinoma, 3 skylutė. Ir visiškai nenuskilo. Va su tokiu daiktu išgręžiau. O taip jisai atrodo. Fokusuok. Eina savo. Truputį kaip ir įsigandęs buvau, kad nenuskiltų. Nes nedaug dievė nuskils, tai reikėtų keisti plytelę. O to labai nenoriu. Labai. Problemos dar ne visus. Dar ne visus. Va stovi tas stiklas. Esmė yra tokia, kad realiai aukščio neužtenka. Stiklas 1,90 m, o čia yra 2 metrai aukštis. Dėl ko neužtenka? Va dėl šitų dalykų. Čia yra kojelės, kurios turi dėtis va šitaip ant žemės ir ant jų kybos stiklas. Jau buvau minėjęs, kad bus po apačia tarpas ir ten bėgs vanduo tą vietą. Tai dabar nežinau, ką daryti. Tos kojelės, kaip matot, nėra, kad atsuktum varžtą, nupjautumai ir persuktumai iš naujo. Šitas variantas neišeina. Tai dabar nežinau, ką reikia galvoti. Greičiausia pasistatau stiklą, pasižiūrėsiu tų kojelių aukštį ir greičiausiai važiuosiu pas draugą Julių, nupjausime ir privirinsime iš naujo, jo pagal man reikalinga aukštį. Bent jau taip galvoju. Kojelės yra per aukštos kokiais 3 cm. Ir dar plus jos bus skirtingo aukščio, nes nuolydis eina į tą pusę ir eina į tenais. Tai čia yra aukščiau toje vietoje ant grindų, ten aišku žemiau. Šitą kojelį reikės dar daugiau trumpinti, ana truputį mažiau. Nu, žodžiu, bus matyti, nežinau. Svarbiausia, gražiai išgręžta. Nes buvo minčių tą profiliuką tiesiog klijuoti, bet paskui pagalvojau, nedaug dievė atsiremti, visgi vanduo, tai reikia, galvoju, gręžti. Nusipirkau dar va ir tokį, bet neprireikė, tai va, tai tikrai labai gerai. Nes tą profiliuką tai ne tik, kad prisuksiu į išgręžtas skyles, bet aš dar jį papildomai ir klijuosiu. Dažniausiai naudoju turbo taką, o čia yra tiesiog silikonas, manheteno spalvos. Nes jau esu įsifugavęs, tai reikės padaryti visur silikonus. Va taip. Nu ką, einam prisukti, ne? Einam savo. O, papa. Po beržais padėjau laikinai. Na ir dabar reikia kažką sumastyti su tom kojelėm. Kiek čia aukštai gaunasi? Kokie 3 cm. O šitoj vietoj, oho, kokie 4,5, 4 gal. Tai praktiškai ant 90 yra kažkur 1,5 cm nuolydis, pakankamai nemažas. Ir taip matosi jau iš akies. Trumpa pauzė. Ir pagalvoti, ką čia daryti su tom kojelėm. Blogumas yra tai, kad po apačią turime šildomas grindis. Ai. Neišvengsiu to, kad aš jų negalėsiu gręžti, teks klijuoti. Per plytelę išgręšiu ir labai trumpus dubeliukus įdėsiu ir trumpus varščiukus įsuksiu. Tai vis nors kažkiek ir papildomai dar faktas, kad klijuosiu. Ir manau, turėtų būti gerai. Ką manote jūs? Da, užsidės va ta štanga. Ta štanga irgi yra per ilga jau. Tai mes ją nupjausime, nes jos galas leidžia pjauti. Yra mažiukai varščiukai. Čia sukasi į sieną. Įsislinks atgal ir bus gerai. Susuksim atgal tuos varščiukus, tą pagrindinį laikiklį. Ir pasitrumpinsim tą štangą. Ta kartą reikia improvizuoti. Ir improvizuoti protingai. Čak. Ir viskas. Na, o tam reikalui mums pagelbės lazeris. Čia prisisuks
ir čia prisigręš. Ir žinoma, nusipjausim pagal šitą atstumą. Ir štai bus tokia dušo kabina. Liko tik įspręsti reikalą su tom kojelėm, nes čia yra naržaveika, tai nesu bet kuo suvirinsiu. Būtų va čia varžtas tam gale, tai tikrai kažką sugalvočiau, o dabar reikia virinti. Taip, gumelės. Na ką, kaip matėt, padarytas ir silikonas. Silikoną darau su tokiom gumelėm. Tai va, Bihui firmos gumelės, gan geros. Gera jų guma, labai gražiai nusibraukė. O dėl tų kojelių, tai kalbėjau, kad tik su Julium, tai sakė, nieko negali padėti, nes kadangi yra naržaveika, čia reikia specialaus suvirinimo. Tai susiskambinau su šeimininku. Sakė, ieškos kokio tai kito sprendimo, kitokių kojelių. Tai teks dar kartą man čia atvažiuoti ir sumontuoti tas kojelės. Aišku, dar reikėtų pridažyti. Bet šeimininko žmona sakė, aš labai pati noriu tai padaryti. Čia dar sugrįš viena spintelė su kriauklė, o su šitą kriauklę, spintelė. Ir paskui užsidės stalviršis. Ir aš manau, kad tai tikrai gera idėja, neblogas toksai maudymosi kampelis. Atnešė kavytės, tai atsigersim kavytės ir tęsim darbus kitame kokiame tai objekte. O kur mane ponas Divulis nuneš? Tai nežinau, nežinau. Šiemet kažkaip pas mane atsirado lietuvių klientų. 3 žmonės kreipėsi, 3 šeimos, galima sakyti. Jie žiūri mano video ir matomai aš jiem keliu pasitikėjimą. Tai dėkoju, kad pasitikė mano įgūdžiais, tikrai labai faina. Tai dar prieš Lietuvą teko dirbti pas vienus lietuvius su medinėm grindim, ten sudėjau medinės grindis. Paskui neseniai kreipėsi viena šeima dėl darbo vonioje, tai glaistavimas, dažymas. Tai irgi jau beveik porą mėnesių, pusantrą mėnesio laukia, kol aš galėsiu tai padaryti. Šią savaitę dar viena žiūrovė parašė, tai irgi tokių smulkmenų, tai lentyną padaryti, duris ten dažyti, dar galbūt kažką tai. Aš esu žmogus neišrankus, pas mane viskas vyksta pagal planą, pažadi ir darai. Ir neturi reikšmės, ar tai lietuviai, ar tai danai, ar tai čekai, ar tai indai, ar tai dar kažkas. Tai nežinau, ar pavyks iš tų objektų pafilmuoti. Aišku, paklausiu žmonių, ar leis jie pafilmuoti ar ne. Leis tai gerai, neleis irgi, ką dabar yra, kaip yra, viskas gerai. Paskutinis video, net 518 laikų. Vava, vyva. Labai smagu, labai faina, super. Noriu papasakoti tokią vieną dalyką, prisuksiu muziką. Kažkada vienas žmogus TikTok'e parašė, tu per daug dažnai dėkoji. Per daug dažnai tari ačiū. Tai žinokit, ką aš galiu pasakyti. Aš manau, kad tai yra vienas iš gražiausių mūsų kalboje žodžių. Tai tikrai, žinokit, nėra sunku tokį žodį vartoti, ištarti. Tai yra mažiausia, ką aš galiu padaryti jums. Tai šis filmukas bus truputį trumpesnis toksai, pratęsim filmavimus iš sekančių darbų, ar iš vienur, ar iš kitur, bet tikrai rasiu ką parodyti. Visiems linkiu geros sveikatos ir sklandžių darbų. Nepykite, bet dar kartą pasikartosiu, aš tikrai esu labai dėkingas ir labai jums ačiū. Ir iki sekančių kartų.